Sveiki. Noriu pakalbėti apie kaip kontroliuoti žmones. Ir šitą pasidalinimą gali būti priimtina kaip arba būti kontroliuojamas, ar kontroliuoti žmones, nes viskas sukasi aplink žmogaus autoritetą. Kas yra tavo autoritetas? Ar tu tiesą randi išorėje iš to, ką kiti žmonės sako, ką statistikos sako, ką researchus sako, ką tėvai sako, ar tu galiausiai priimi sprendimus pagal kažkokį vidinį autoritetą, ar jeigu kažkas neis teisingai, ką tu kaltinsi, ar savo sprendimą, ar kažkokį išorės, kitą žmogų ar kažką. Ir tai, kas paskirsto abudu tipo žmonės, tai, ką galima kontroliuoti ir tai, ką negalima kontroliuoti. Ir geriausias būdas, kaip užkontroliuoti žmoniją, yra kaip stebėti, kur tai puikiai vykdoma. Ir užaugęs Amerikoje, man tokia perspektyva, kad tenai puikiai atkalia būdą, mentalitetą, kaip užkontroliuoti žmonės. Ir aš pastebiu, kad kai kur ir tęsiasi tas mentalitetas. Ir aišku, mano perspektyvas tik tai perspektyvas ir nebūtina tiesa, nebent tu tai tiki. Kai kam šitos mintys visiškai atsispirs, nes tai prieštarauja prieš jų vidinius įsitikinimus. O aš tik pasidalinu iš savo, kaip atrodo iš mano kampo, kad per individualizmą galima paskatinti žmonės, duoti žmonėms tokią iliuziją, kad jeigu, kaip Amerikoje, jeigu dirbsi pakankamai laiko, nuo kai tik baigsi gimnaziją arba univerą ir dirbsi link karjeros, kad nesvarbu, ar tu moteris ar vyras, tu gali užsidirbti ir gyventi tokį būdą gyvenimo, kad tau nereikėtų kitų žmonių. Ir kaip tai buvo daroma, kaip aš tai patyriau per tokį žmonijos mentalitetą ir įsitikinimus, kad reikia pirkti mašinai draudimą ir reikia mašinos būtinai, nes nėra kaip kitaip gyventi. Ir lengviausias būdas kontroliuoti žmonės yra per baimę. Tai duoti jiems kažką bijoti. Ir tai galima sukurti iš bet ko, kad bijok, kad negausi gana geros karjeros arba gana gero darbo ir kad kiti žmonės tavo aplinkoje nepalaikytų tavęs arba nepriimtų tavęs. Tai geriausias būdas kontroliuoti žmonės, sukurti kažką jiems, kad jie galėtų bijoti. Ir galiausiai, kai jie turės kažkokį sprendimą priimti apie kažką, kad jie remtųsi tai, kas yra laukia jų, tai, ką jie negali iš savęs gauti. Tai kažkokiose bažnyčiose gal sakys, ras tavo tiesą viduje, ar tą Jėzų viduje, aš nežinau, aš nesu krikščionas. O kitur tai mokins, mes esam auginami nuo vaikystės, kad nestovėk per arti upės, arba tu įkrisi, arba atsitrauk nuo ten, nes užkris kopėčius ant tavęs. Ir labai daug yra projektuojamos baimės ir jeigu gana išgąsdinsi kažką, tai jie bus tokie klusnūs, gerai, ir klausys, gerai, ką kiti čia sako, ką čia daryti, ir tada jie savim nepasitikė. Tai geras būdas būti kontroliuojamas yra leisk pasiduoti baimiai, vietoj, kad sukurti savo vidinį autoritetą arba atrasti autoritetą. Tai čia tiek to, ką galima apie autoritetą kalbėti ir minčių, kiek iš to išplėsta. Tai paliksiu tame.